Penktadienį visi užsukę į Antano galeriją buvo pakviesti iš arčiau pažvelgti į tautodailininko drožybos meistro Gintauto Akstino gyvenimo kelią, kūrybinius ieškojimus ir atradimus. Save menininkas vadina medžio gyvenimo tęsėju, gamta ir medis jam neišsenkantis kūrybos šaltinis. Laikau save gamtos vaiku ir čia augau, čia užaugau, todėl gamta mano yra esybė ir manau, kad aš to seno medžio ar jau pavargusio medžio, kurį galima pratęsti, jo gyvenimą galima pratęsti. Esu tęsėjas savotiškas, kartais. Manau, kad nepagadinu. Gal kartais pagadinu, bet manau, kad kartais ir pataisau to, kad jis nevirstų malką elementaria. Tautodailininkų sąjungos nariu Gintautas tapo 1995 metais ir štai jau 16 metų jis puikiai pateisina šį tautos dailininko vardą. Menininkas aktyvus parodų, konkursų ir plenerų dalyvis. Respublikinėje konkursinėje liaudies meno parodoje Aukso vainikas Alytaus apskrityje 2006 metais jis laimėjo 2, 2010 metais 1 vietą. Tarptautinėme Švento Jurgio skulptūrų konkurse 2008 ir 2011 metais taip pat laimėta 2 vieta. Gintauto Akstino kūriniai puošia Druskininkų ir kitų šalies bei užsienio miestų aplinką. Meistras medį prakalbina ne pjūklu ar kaltais, o rankomis ir širdimi. Svarbiausia yra idėja, aišku. Kada idėja užvaldo tave, aš niekuomet neskubu drožti medžio, kai kiti puola ten per žievę, varo gilyn iš karto. Galbūt žinau ką, savotiškas skuba tai ne mano metodas, aš ilgai vaikštau, kol susigyvenu su juo. Kartais net ir ilgokai pavaikštau ir kada ta idėja tikrai surutulioja manyje ir jau smegenyse matau tai, ką aš noriu matyti, tada aš padedu dirbti. Tai yra svarbiausia, o paskui tai yra technikos dalykai. Ar taip, ar kitaip, galbūt ten medis padiktuoja kažkiek, sakykime, ar išlinkimas, ar saugimas, ar šaka, ar puvinys netgi kitas. Bet pagrindė tai turi būti idėja. Kurį medį yra sunkiausiai prakalbinti? Medžio rūšį turite omeny? Geras klausimas. Šiaip iš esmės iš visų medžių galima drožti, toks tekstūriškai geriausia, žinoma, yra ąžuolas. Esu drožęs daug iš tuopos, kuri turi daug masės, bet yra labai nepaslanki drožimui. Tokia kaip vata kažkokia ar kažkas tokio. Tai galbūt nepaslankiausias toks medis iš tų. O šiaip kietas medis tai gerai. Tądien renginio svečiai turėjo galimybę pavartyti Gintauto Akstino drauge su jo žmonos mama Rita Kastėnaitė Skyrienė šiais metais išleistą knygą Medžio poezija, kurioje apibendrintas jo brandus ilgametis darbas įamžinti medžio darbai išsibarstė po visą pasaulį. Ponia Rita žento kūrinius apdainavo širdį džiuginančių poetinių žodžių. O Gintautas Akstinas medžio drožybą susidomėjo jau būdamas diplomuotų istorikų. Besigilindamas į baltų istoriją, pagonybę, mitologiją, jis savotiškai atrado medžio skulptūrą. Aš gilinuosi į įvairias plotmes. Pas mane yra ir krikščionybės temos, kurios gan svarbios yra ir šiuolaikiniam pasaulyje. Tai čia galite pamatyti ir karalių pasveikinimą, tai yra kaip toks tęstinis projektas su Pilviškių klebonu, kadangi ten prakartėlė mano yra ir mane domina be abejo ir pagonybės tema. Tai tokios dvi temos, kurios galbūt dabar taip kaip ir vyraujančios yra, o šiaip žinoma gamtos tema ir galbūt net ir pažaidimas formom tai būtų svarbiausia. Išskirti kažko tai, žinot, čia yra mano visi vaikai. Visi vaikai. Mylimiausias dar ateityje. Taip. O ką būtent ta kūryba suteikia gyvenimui? Laisvė. Aš esu laisvas. Visiškai laisvas žmogus. Ko palinkėtumėte pats savo jubiliejaus progą? Laiką sustabdyti šiek tiek, kas neįmanoma, nes iš tikrųjų taip jisai teka pro pirštus ir ypač 50-metyje, kad, aš negalėjau pagalvoti, kad taip gali greitai laikas bėgti, bet jis iš tikrųjų sako, visi taip sako, nuo kalno rieda labai greitai.
Gintauto Akstino rankos įpučia gyvybę jau nugyvenusio medžio kamienui, atgaivina bežadę medžio pliauską, priverčia judėti plasnoti iš medžio sutvertus paukštelius. O tai, kaip jam tai pavyksta padaryti, galima pamatyti šiuo metu eksponuojamoje parodoje, atidarytoje Naujasodyje Antano galerijoje.